Sveiki, užeikite į svečius ir papasakosiu apie šio namo išplanavimą. Užėjus į namą mes turime didelį erdvų prieškambarį su sumontuota didžiulė spinta, tai tikrai turėsite kur susidėti daug daiktų. Tiesiai prieš įėjimą mes turime sumontuotą, išplanuotą sandėliuką su jau sumontuotomis lentynomis. Tai pasižiūrėkite, koks erdvus, nuostabus miegamasis, tėvų miegamasis, toj, kaip sakant, namo dalyje, kitoje pusėje. Keliaujame toliau. Štai turime šiek tiek mažesnį kambarį. Ir štai turime trečią miegamąją apie 10-11 kvadratų. Pasižiūrėkite, kokios aukštos lubos ir kaip atrodo erdviai kambariai. Štai čia mes turime sumontuotą kaip ir tokią techninę patalpą. Gražiai, kad viskas pasislėptų. Vonios kambarys, erdvus, didelis, kaip ir jau matote visuose mūsų namuose. Kompaktiškai išplanuota, kad turėtume kur pasidėti tiek rankšluosčius, tiek buitinę chemiją. Ir štai mūsų didelė erdvi svetainė su dideliais vitrininiais langais. Pasižiūrėkite, kokio dydžio virtuvė. Puikiai parinktos spalvos, labai gražus stalviršis, LED apšvietimas, visa buitinė technika. Šio namo dydis tik 70 kvadratų su 3 atskirais miegamaisiais.